susirinko? Labas rytas, vaikai! Kaip smagu jūs matyti! Pasirašykim iš pačio ryto. Ai, kaip gera rytais išsirašyti. O ką jūs čia veikiate? Ką? Mes rašomės. Jūs ražotės? Taip. Taigi kiekvieną rytą reikia pradėti mankštą, o ne ražomės. O, aš nelabai galiu mankštos daryti. Kodėl? Mano akis miega. Akytės miega? Akytė. Ir jūsų akytės miega. Gerai, tuomet visi pažadinsime akytes. Pamankštinsime jas visi kartu su manimi. Nagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, ar atsibudo akytės? Kaip? Ar atsibudo akytės? Ar pabudo? Akytės. Kas atsibudo? Tai tau ir ausytės dar miega? Miega, ausytės miega. Ir joms ausytės miega. Ei, klausykite, tai pažadinkim ir ausytes. Kaip gerai sugalvota. Aha, gerai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stop, nepasitikiu. Dabar ausytes draugui pamankštinsim. Ir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, ar girdi? Girdžiu viską aiškiai ir matau. Ir jūs mus girdite? Hei, labas. Girdi. Tuomet mes jau pasiruošę keliauti į Klaipėdos baseiną. Treniruočių salę. Tai kogi mes laukiam? Pirmyn. 1, 2, 3. Sveiki vaikai. Sveiki jų tėveliai, mamytės, močiutės ir seneliai. Šiandien pradedam daryti pavasario mankšteles tam, kad visi būtumėm sveiki, stiprus ir gražus. Pirmyn. Taigi, pirmas pratimas. Dažniausiai mes atsibundame ir ką pamatome už lango? Saulę. Būna jinai pasislepia už debesų, bet pasisveikinkim su svarbiausiu dienos veikėjų, su saulute. Turim 10 pirštukų, pakeliam pirštukus ir sukam rankytės. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pakratom rankytės į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Greičiausia turit sesių ir brolių. Duodam 5 sesiai ir broliukui. Pasisveikinam su mamytė ir tėveliu ir eisim prie antro pratimo. Taigi, antras pratimas labai paprastas. Mes trinam delniukus. Stipriai, 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 stipriai trinam, 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 tol, kol delniukai pas mus nedegs. Trinam, 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 dar trinam ir dar, ir dar. Trinam delniukus, o dabar plojam. Plojam stipriai, 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 kad visi girdėtų. Stipriai plojam, 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 plojam. Šaunuoliai vaikai. Taigi, pažadinom šiek tiek delniukus, pažadinam rankytės, pažadinam kojytės. Taigi, dažnai labai pavasarį mes lauke matom daug balų. Vaikam labai patinka į tas balas įlipti, sušlapti, bet pasaugokim save ir savo sveikatą ir tiesiog pašokinėkim. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Per balą, kuo plačiau, didelę balą, didelę. Ir į priekį. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2. Per balą, kuo plačiau, didelę balą, didelę. Ir į priekį. 1, 2, 1, 2. Na va, pavasarį būna daug balų, balose gyvena nemažai varlių. Taigi kartu su varlytėmis galime ir pašokinėti. Pritupiam, kojytės kuo plačiau, nugarytę kuo tiesiau ir šokam. 1, 2, atgal, dar kartą atgal ir dar kartą. Aš pasistengsiu nenukristi baseiną. Ir vėl į priekį. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Na, o kur varlės, ten ir gandrai. Pabandom pastovėti ant vienos kojytės ir dar įsivaizduoti, kad jūs esat vandenį, tokioje gan nemažoje kūdroje. Ir rankytėm padėkit savo, kad išstovėti ant vienos kojytės. Taip, stovim ir bandom. Labai gerai. O dabar pakeičiam koją. Op, net man nesigavo iš karto. Ir aš bandau ant vienos kojytės, kad nenukristi į tą baseiną. Stovi. Labai gerai, labai. Dar stovim. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, pamojuokim sparnais, iškvepiam. Ir dar kartą. Įkvepiam. Neskrendam, niekur neskrendam. Šaunuoliai vaikai. Na, labiausia vaikai, ką mėgstam? Dūkti ir šuoliuoti. Pašuoliuokime ir mes. 1, 2. Rankytės kuo aukščiau, kojytės kuo plačiau. Taip, į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. Greitai bėgam. O dabar pažiūrėkite mano kojytės. Bus labai sudėtingas pratimas. 1, 2. Kojytės į išorę atgal, išorę atgal, išorę atgal, išorę į vidų. Šaunuoliai vaikai. O dabar pasiekėm savo pėdutės. Ir bėgam. Op, 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 op. Ir bėgam. Op, 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 op. Bandom mankštelę daryti toliau. Padarykim vieną sunkiausių pratimų, bet jį siūlau daryti kartu su draugais ir būtinai skaičiuoti. Pradėkite nuo 10 pritupimų. Rankytės prieš save, pradedam. Tupiam. 1, 2, 3, 4, o dabar bus sunkiau. 5 ir pašokam. 6, 7, 8, 9, 10. Ir nepamirškite 10 duoti savo draugui. Šaunuoliai. Na, o aš pati labiausia mėgstu pratimą meškiukas lipa ieškoti medaus. Pabandom. Įsivaizduokim, kad prieš mus yra aukštas medis. Nu, kadangi aš negaliu čia įlipti į Klaipėdos baseiną vėliavėlę, užtat pabandysiu palaipioti įsivaizduojamų medžių. Taigi atsistojam 4 ir einam kaip meškinai. Op, tada atgal. Ir vėl į priekį. Tada atgal. Ir vėl į priekį. Tada atgal. Ir vėl į priekį. Op, op, op. Manau, jums turėtų tikrai patikti. Na, kad smagu būtų laukti vasaros, nepamirškime, kad vasarą mus labai dažnai kankina draugai uodai. Pagaudykim uodus. Op. Op. Nepamirškit paskaičiuoti, kiekgi tų uodų jūs sugavote. Na ir kad atgauti kvapą ir nusiraminti, ir nusiteikti gerai dienai, mes tiesiog įkvėpsim ir iškvėpsim. Įkvėpiam, lyg mes būtumėm dideli, muilo arba kitokie burbulai. Ir iškvėpiam. Ir vėl įkvėpiam. Pasimaudom saulutės spinduliukuose ir iškvepiam. Ir vėl įkvepiam ir iškvepiam. Taip, nepamirštam dar nuglostyti savo kūno, pasisveikinti su savo kūneliu ir artimaisiais, palinkėti geros nuotaikos ir pasitikti naują dieną. Oi, kokia gera mankšta buvo! Aš dabar kiekvieną rytą darysiu mankštą kartu su jumis ir su Klaipėdos baseinu.
O mes, vaikai, pasakykim, ačiū mūsų treneriui, paplokim smarkiai visi ir kelkimės atgal į Tučių studiją, kur laukia labai linksma dalis. Ate. Viso gero, vaikai. Tvirtų žingsnių, 1, 2, 3, lai prasidės mūsų rytmetys. Rankas aukštai pakelkime mažuliai, taip kad pasiektume mėnulį. Pašokinėkime aukštai į orą ir pabandykime sugauti savo norą. Atsitupiam ir atsistojam, apsisukam ir garsiai plojam. Atsitupiam ir vaikštom lyg mažiukai, linksmi ir nuostabūs nykštukai. Dabar užaukime aukštai, lyg dinozaurai, milžinai. Pašokinėkime aukštai į orą ir pabandykime sugauti savo norą. Atsitupiam ir atsistojam, apsisukam ir garsiai plojam. Pašokinėkime aukštai į orą ir pabandykime sugauti savo norą. Atsitupiam ir atsistojam, apsisukam ir garsiai plojam. Dabar ramiai iškvėpkim ir gerą nuotaiką įkvėpkim. Dar kartą iškvėpėme vėją. Sakykit, ar jau pailsėjot? Gerai, ausytes mankštint pradėkim, kad būt geriau šiandien girdėti. Mankštinkim nosis, atsilošę, kad užuostumėme skanę košę. Pašokinėkime aukštai į orą ir pabandykime sugauti savo norą. Atsitupiam ir atsistojam, apsisukam ir garsiai plojam. Pašokinėkime aukštai į orą ir pabandykime sugauti savo norą.